susirinkome į politinius debatus Lietuvos šiaurinėje vienmandatėje rinkimų apygardoje. Jis yra labai plati ir, man atrodo, direktorius mokyklos nusistebėjo, ar Biržys tikrai įeina į šitą apygardą, tai aš jį užtikrinau, tikrai įeina į šią apygardą. Ir gal iš karto tada pristatysiu kandidatus. Kadangi Arūnas Dudėnas, Socialdemokratų partijos kandidatas, ką tik neseniai paskambino prieš porą valandų, kad dėl asmeninių priežasčių negali dalyvauti, labai gaila, bet šito kandidato nebus. Tada noriu pristatyti Tėvynės sąjungą, Lietuvos krikščionys demokratai, Danutė Skuzinas, ir prašom, Tuose debatuose turime vienintelę moterį, tai liberalų sąjūdžio atstovė Irma Šalskienė. Valstiečių ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, Vyras Kablionis. Ir Demokratų sąjungos organizacijos Tomas Tomilinas. Kandidatai susadysit pagal abėcėlę, tik tai pagal vardus. Tai labai noriu atsiprašyti Tomo Tomilino, kad jau jūs, kaip sakant, visada esate gale. Ir vardas ir pavardė. Pirmiausia, norėjau tiesiog pasakyti, kad šitie debatai galbūt bus tokie netradiciniai, todėl kad norėtųsi šiais debatais būtent išryškinti mūsų kandidatų, kurie yra vienmandatėje apygardoje, kokios yra jų vertybės, ką jie atstovauja. Taip, mes žinome, kokias partijas jie atstovauja, bet vienmandatėje ne tik yra partijos, yra ir asmenybės. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad konkurencija yra labai didelė. Kandidatuoja 1742 kandidatai į mūsų Lietuvos Seimą. Vidutiniškai yra apie 12 kandidatų į vieną vietą. Mūsų vienmandatėje yra 9. Mūsų vienmandatėje yra 9 kandidatai. Pakviesti šiuose debatuose buvo 5 pagrindinių partijų atstovai. Todėl, kad pirmieji debatai iš tikrųjų organizuojant yra čia Velžyje ir bendruomenė tiesiog nusprendė pirmiausiai išbandyti pagrindinių partijų atstovus, o po to, jeigu bus susidomėjimas, suorganizuosime kitus debatus. Tai 22 metais nebuvo iš čia esančių nei vieno kandidato išskyrus Tomas Tomilinas ir jis buvo iš antro turo išrinktas šios vienmandatės apygardos Seimo nariu. Šiais metais vėl kandidatuoja Tomas Varanauskas su toj pačioje apygardoje, tik tai su kita partija, Arūnas Dudėnas Socialdemokratų partija, Linas Karpavičius Nacionalinis susivienijimas, Kristupas Augustas Kilickas. Labai malonu, regionų partija iš tikrųjų atvažiavo kaip svečias. Linas Pravilionis Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, Dominykas Kuzinas Tėvynės sąjunga krikščionys demokratai, Darius Rutkauskas Lietuvos žaliųjų partija, Irma Šalskienė liberalų sąjūdis ir Tomas Tomilinas. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Dabar čia tokia informacija prieš prisistatant kandidatams. Aš šiek tiek pasižiūrėjau, kokie yra oficialūs duomenys ir yra toks portalas Žinau ką renku.
Ir tame portale yra būtent tokia informacija pateikta apie mūsų kandidatus ir yra toks gražus procentėlis, kiek klausimų yra atsakę kandidatai į rinkėjų tuos klausimus. Tai aktyviausias yra Dominykas Kuzinas, galime ir paklausti. Kiti kandidatai galbūt neturi laiko, galbūt vėliau atsakys ir labai raginame. Čia tikriausiai kelių dienų senumo informacija, nes mano padidėjo. Duomenys 24 dienos jau skaidrės buvo padarytos, tai jau, kaip sakant, bet iš tikrųjų mes per šitos debatus aptarsime keletą klausimų ir jeigu bus daugiau klausimų, galima bus užduoti būtent šitam portale ir kandidatai tikrai pasistengs atsakyti. Vis tiek turiu pristatyti kandidatą Arūną Dudėną. Na, aišku, galiu tik pristatyti, kad jisai toks tai bus, dėja jisai negalėjo dalyvauti, tai perėsime prie kito kandidato. Dominikas Kuzinas. Čia yra dešinė pusėje rinkimų programa, yra duomenys, kuriais galbūt galite vadovautis ir tada suteiksime žodį jums, Dominikai. Ir kaip pristatysite, dar pasakykite sėkmės atveju, kuriame komitete norėtumėte dirbti. Laikas. Taip, tai labas vakaras, gerbiami Velžio gyventojai, kolegos, gerbiami oponentai. Visų pirma, tai ačiū už suorganizuotus debatus ir ačiū jums visiems, kad atėjote mūsų pasiklausyti. Esu Dominikas Kuzinas, jauniausias iš čia esančių kandidatų, jauniausias mūsų apygardoje. Tačiau tikrai tai nereiškia, kad mano jaunystė riboja mano kompetenciją ir atsidavimą savo kraštui. Atvirkščiai, esu jaunas, bet nelėščias kandidatas ir turiu aiškią viziją, ką Seime reikėtų nuveikti. Esu baigęs politikos mokslus Vilniaus universitete, šiuo metu tęsiu studijas magistratūros, kur gilinuosi į saugumą ir diplomatiją. Na ir nuo jaunystės buvau aktyvus visuomenės gyvenime, per COVID-19 pandemiją, būdamas abiturientas, savanoriavau kaip gynybos paramos fondo koordinatorius, vėliau su Raudonojo kryžiaus organizacija, prisidėjau prie medikų pagalbos santaros klinikose, esu ir policijos rėmėjas, jau esu patruliavęs daugiau negu 1000 valandų. Tai leido man geriau suprasti statutinių valstybės tarnautojų problemas, kurioms spręsti turiu konkretų planą. Na ir vienas iš didžiausių mano gyvenimo iššūkių buvo laikotarpis, kuomet studijavau Budapešte. Tai prasidėjus karui Ukrainoje, vienas pats beveik pusę metų, kasdien protestavau prieš brutalią Rusijos agresiją, sėdėdamas prie jų ambasados Vengrijoje. Na ir ši patirtis man įrodė, kad net vienas žmogus gali pradėti daryti pokyčius. Supratau, kad svarbu ne tik tai žodžiai, bet ir veiksmai, todėl grįžęs į Lietuvą nusprendžiau dalyvauti politikoje. Ir Anykščių rajono rinkėjai manimi pasitikėjo, tapau Anykščių rajono tarybos nariu, jau esu virš metų tarybos narys, vienas jauniausių visoje Lietuvoje ir jauniausias visoje taryboje. Dirbdamas taryboje aktyviai sprendžiau tiek kasdieninės rajono problemas, tiek prisidėjau prie svarbių infrastruktūrinių ir socialinių projektų. Vienas iš mano pasiektų rezultatų buvo Anykščių ligoninės pokyčiai, taip pat Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos vardo išsaugojimas, kas labai svarbu rajono bendruomeniai, taip pat įgalinta ir pagaliau veikianti narkotikų prevencijos komisija. Kalbant apie nacionalinę politiką, tai mano pagrindiniai prioritetai yra 3. Tai pirma, psichotropinių medžiagų prevencija. Jaunimas, manau, yra mūsų šalies ateitis, todėl būtina stiprinti prevenciją mokyklose, remti šeimas ir skatinti bendruomenių įsitraukimą, būtina stabdyti narkotikų plitimą ugdymo įstaigose. Na ir aš sieksiu sukurti sąlygas, kuriuose alternatyvios veiklos, tokios kaip sportas, menas, būreliai ir savanorystė, būtų ne tik prieinamos, bet ir įvairios, įdomios jaunimui. Na, tik suteikdami jiems galimybę užsiimti prasmingą veiklą, mes galime sumažinti žalingų įpročių plitimą. Antra, tai yra geresnės sąlygos mūsų statutiniams valstybės tarnautojams. Tai, kaip jau minėjau, esu ne teoretikos ir praktikas, daugiau nei 1000 valandų patruliavimo su policija man leido iš arti pažinti jų kasdieninės problemas,
pareigūnai turi būti aprūpinti geriausią įrangą, gauti orų atlyginimą, o biurokratija turi būti mažinama. Tik tokiu būdu galime užtikrinti, kad šie žmonės galėtų efektyviai tarnauti visuomenį. Na ir trečia regioninė politika, tai aš kaip gimęs ir augęs Anykščiuose, puikiai suprantu regionų problemas ir galimybės. Mūsų regionai yra Lietuvos kultūros, bet dažnai jiems trūksta dėmesio. Esu įsitikinęs, kad regionų stiprinimas turi būti vienas iš valstybės prioritetų. Būdami Seime mes turime ne tik girdėti visus žmonės, bet ir aktyviai ieškoti būdų, kaip pagerinti jų gyvenimo kokybę. Na ir mano tikslas būti aktyvių politikų, kurio darbai kalba už jį patį. Esu įsitikinęs, kad Seime turi atsirasti daugiau jaunų žmonių, kurie ne tik kalba apie pokyčius, bet ir yra pasiruošę juos įgyvendinti. Mano asmeninė patirtis nuo savanorystės iki politinės veiklos parodė, kad realūs pokyčiai ateina tada, kai ryžtingai imiesi veiksmų. Ir baigdamas noriu pasakyti, esu čia ir dirbsiu tam, kad veiksmai keiščiau tai, ką galima pakeisti, tad kviečiu prisidėti prie šių pokyčių, kartu mes galime padaryti Lietuvą geresnę vietą gyventi kiekvienam. Ačiū ir linkiu kolegos ir visi mėgę susirinkę gerų diskusijų. Noriu priminti, kad iš tikrųjų tai kandidatams buvo skirtos 5 minutės prisistatyti. Dėl to, kad kartais reikia to laiko, kad išsamiau pristatyti ir savo programą, ir apie save papasakoti. Šitas laikrodis yra apie 3,5 minutės, tai jeigu jau kalbėsite daugiau, prisistatymą viskas tvarkoj. Atsakymam, kaip mes ir buvom susitarę, 2 minutės atsakymam, replikom 1 minutę. Tai ten yra mūsų arbitrai, jie jau bus skambutis, tada jau jums reikės taip ir baiginėti. Aš dar turbūt pamiršau paminėti temą komitete dirbsiu. Jo, jūs pamiršote komitete. Tai ar galiu pasakyti? Žinoma, be abejo, būtinai. Taip, tai manau, jog man būtų tikslingiausia dirbti sveikatos reikalų komitete. Taip galėčiau didžiausią dėmesį skirti narkotinių medžiagų problemos masto sprendimui. Na ir taip pat būčiau pareigotas ir turėčiau tiesioginę teisę skirti savo visą dėmesį Anykščių, Ukmergės ir Panevėžio ligoninėms. Tačiau jeigu nepavyktų ten, taip pat tikslinga būti teisės ir teisėtvarkos komiteto nariu. Lietuvos Respublikos statuto 67 straipsnyje 6 dalyje pažymėta, jog komitetas gali svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl teisėsaugos institucijų darbo. Tai aš manyčiau, kad mano dalyvavimas komitete būtų tikslingas. Ačiū Jums labai. Tai aš jau Jums papildomų klausimų neužduosiu, nes Jūsų prezentacija buvo pakankamai didelė. Liberalų sąjūdis Irma Smalskienė. Sveiki visi kolegos, susirinkusieji, labai malonu čia būti. Iš tikrųjų, tai yra mano paskutiniai debatai gyvenime. Ar garsiau galima, ar mikrofoną? Gal mikrofoną. Galima. Galiu pabandyti ir garsiau kalbėti. Čia yra mano pirmieji debatai. Anksčiau visą laiką stovėdavau kitose barikadų pusėse, pati kaip bendruomenės pirmininkė vesdavau ir organizuodavau kitų rinkimų debatus, taip kad atleiskit, kad bus ne taip. Tai esu Irma Smalskienė, grynakraujė Anykštėnė, man yra 39 metai, auginu 3 vaikus. 2015 metais po studijų ir po klaidžiojimo po pasaulį grįžau į Anykščius ir nuo to laiko pradėjau kurti gyvenimą čia savo ir savo šeimai. Esu baigusi kultūros vadybos bakalaurą, taip pat komunikacijos magistrą. Nuo pat 2015 metų, kai tik grįžau, iš karto įsiliejau į bendruomenės gyvenimą ir jau 8 metus, kaip ir minėjau, vadovauju gana aktyviai, netgi sakyčiau labai aktyviai, inovatyviai bendruomeniai, tai yra Anykščių moksleivių bendruomenė, su kuria gyventinam labai daug įvairiausių projektų, pradedant socialiniais, baigiant kultūriniais projektais. Tiesą pasakius, jau vyksta didysis mano gyvenimas ir dažniausiai viskas vyksta neatlygintinai, taip kad dirbu viską iš idėjas, žodžiu, bendruomenė yra mano gyvenimas. Taip pat esu antros kadencijos Anykščių rajono savivaldybės tarybos narė, taip pat Liberalų sąjūdžio Anykščių skyriaus pirmininkė 1 metus vadovauju skyriui.
Dirbu etikos komisijoje, aš šviežiai pradėjau MRO komitete taryboje dirbti, taip pat jaunimo reikalų taryboje. Taip pat esu moterų liberalių komiteto pirmininko pavaduotoja. Čia yra mano irgi viena iš didžiųjų aistrų. Anksčiau esu ėjusi Anykščių rajono kultūros tarybos pirmininko pavaduotojas pareigas, dirbau ir liberalų sąjūdžio etikos ir skaidrumo komisijoje irgi pirmininko pavaduotojas pareigas, man kažkaip tai viskas pirmininko pavaduotojas susiję gaunasi. Taigi savo programoje esu pažymėjusi 4 pagrindinės sritis, kuriuose matau prasmę dirbti ir daugiausiai galbūt dėmesio skirčiau, tai yra kultūra, kuri mano manymu yra mūsų visuomenės sielos dalis, tai ne veltui ir pabrėžiu, kad būtent sielos dalis, nes tik per kultūrą mes stiprinam savo tautiškumą, identitetą ir ugdom vertybės. Ir mano manimu turime dar labiau plėsti pačios kultūros prieinamumą, vien dėl to, kad šiuo metu truputėlį iki mokyklinio amžiaus vaikai yra nepakankamai įtraukiami į kultūros pažinimą. Todėl vienas iš mano siekių būtų kultūros krepšelio didinimas būtent mokyklinio amžiaus vaikams, nedidinimas, įtraukimas kultūros krepšelio mokyklinio amžiaus vaikams. Taip pat švietimas ir jaunimo politika irgi man yra pirmi dalykai, nes tikiu, kad tik tai kokybiškas išsilavinimas ir bendrai gera tokia bendra atmosfera švietimo įstaigose užtikrins, kad mes turėsime sveiką visuomenę. Taip pat sveikatos apsauga, kurioje irgi matome labai daug kliūčių ir aš pati kaip mama, kaip paprasta pilietė, matau, kad yra daug dalykų, kurie netitinka, ne taip turėtų būti vystomi, ta pati reforma švietimo, jinai iš tikrųjų per daug drastiškai galbūt einama ir mes prarandame regionus. Ir žinoma, paskutinis lygių teisės užtikrinimas, tai kaip minėjau, žmogaus teisės man yra labai svarbios ir šitą vietą aš asmeniškai dirbčiau. Ir jeigu kalbant apie tai, kur aš norėčiau kokiame komitete, tai svarstyčiau dėl kultūros ir švietimo. Jūs programoje rašote, kad skatinsiu inovacijas švietimo sistemoje, didinsiu dėmesį mokytojų kvalifikacijai ir modernios mokymo bazės kūrimui. Gal galite truputį daugiau paaiškinti, ką jūs turite omeny apie modernios mokymo bazės kūrimą? Ar nebus mokyklose tokie kaip ir iššūkiai, nes vis tik tai mokytojai yra ganėtinai tokio senyvo amžiaus, kaip tas modernumas bus pritaikytas mokykloje. Kaip jūs tai įsivaizduojate plačiau? Šitoj vietoj aš manau, pagrindinis dalykas turėtų būti apskritai mokytojų kompetencijos didinime, nes jau vien tas įtraukus ugdymas ir apskritai įdėdimas ar ne, jisai parodė tokius dalykus, kad tos naujovės, kaip ir minite, jisai ne visi pedagogai geba surasti informaciją, tai ką man ruošti panašiai, kaip šitoje vietoje tas modernumas turi kartu eiti paraleliai su pedagogų kvalifikacijos didinimu. Ir lygiai taip pat mano irgi vienas iš tų, kad minčių yra ta, kad pedagogai labai dažnai lieka be tos psichologinės tokios pagalbos. Tai šitoje vietoje aš irgi norėčiau stiprinti, kad būtų didinamas psichologinės pagalbos stiprinimo būtent pedagogams, nes šitoje vietoje trūksta mano. Tiek labai? Buvo gerai. Prašom, Zavilionis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų. Labas vakaras visiems susirinkusiems. Ačiū visiems pristatytus. Tai mano debatai taip pat ir pirmieji, tai jaudulys daro savo, irgi taip turiu kažkas šiek tiek ir su kalba, pastriksim, tai manau. Esu Linas Pravilionis, man 41 metai, gimęs, kaip sakyti, vėlgi Nagraujas Anykštėnas, gimęs Jonavoje, užaugęs tenai, 8 metų esu Anykštėnas,
gyvenu Kurtliuose, Anykščių rajone. Su žmona Dovilė auginam 14 metų dukrą Emiliją. Esu jaunas politikas, kaip ir Dominykas minėjo, 23 metais, tai yra 2 metų tarybos narys. Kuruoju biudžeto ir ekonomikos komitetą bei kontrolės komiteto pavaduotojas. Šiaip dėmesio skirčiau į regionų politiką, kadangi, manau, jaunų šeimų pritraukimas šiai dienai yra labai svarbus. Jaunimui būtų sąlygos, kur įsikurt gyventi, tai norėčiau šiek tiek ir paminėti, tai aišku yra ir investicijų pritraukimas, tai ką pasakyti, Anykščiuose po 30 metų bus statomi daugiabučiai namai naujai, tai ateina investuotojai, tai yra labai, kaip sakyti, šitoje vietoje paskirtis ne tik tai, aišku, jaunoms šeimoms kurtis, bet ir savo, kaip sakyti, senatvę praleisti garbingą amžius seniorams žmonėms. Ir didelį dėmesį skirčiau. Taip pat, manau, didelis dėmesys turėtų būti ir aplinkosaugos reikalam, tai pačių daugiabučių namų renovacija. Šiai dienai aš atsakingas už daugiabučių namų renovaciją. 8 metai dirbu renovacijos projektų vadovu. Tai žinau tikrai, kurioje vietoje yra problema, nes su kiekvienais metais yra programa vis šitą sunkesnė ir didesnę naštą gauna gyventojai. Tai yra kraunami šitais, sakykime, mokesčiais, tai yra kredito mokesčių ir valstybės parama kas metais mažėja. Tai tikrai siekčiau, kad šitas dalykas bent jau, kad turi šiandieną išliktų, nes ką girdim iš aplinkos ministerijos lūpų, kad ateis dar didingesnis kvietimas, kadangi nebeliks procentų parama, liks pagal indeksavimą, tai bus didžiulė našta gyventojams. Tai šitą vietą tikrai su savo patirtim galėčiau tikrai įdėti daug pakeitimų, tad jeigu tai paklausime koks komitetas, tai tik rinktis aplinkos. Jūs programoje rašote, kad sumažinsite PVM tarifą būtiniems maisto produktams. Apie kokį maždaug dydį PVM kalbam? 9%. O tai reiškia, kitoms bus 21 paliekamas, nedidinam. Tai kaip ten? Čia būtinoms prekiams. Būtinoms prekiams. Ačiū labai. Tai paskutinis mūsų kandidatas Tomas Tomilinas. Jau ne pirmus metus kandidatuojate, jau trečia kandidatas. Taip, tai patirties turite daugiausiai, tai jūsų istorija. Spėsim, kadangi čia truputį mažiau turi 5 minutės, aš taip stengiuosi išlaikyti maždaug. Tai prašom. Tai, mėly veržiečiai, labai malonu čia būti. Gal aš pristatysiu save per tas 2 kadencijas, ką pavyko padaryti, ko nepavyko padaryti ir ką norėčiau daryti. Jeigu dalyvausit man teisę būti Seime. Tai pirmoje kadencijoje, kaip jūs žinote, aš dirbau socialinių reikalų ir darbo komitete, buvau pavaduotojas ir iš tiesų nuo 16-20 metų tiesiog gyvendinom tai, ką pažadėjom, intensyviai dirbom, kadangi turėjom daugumą vyriausybę, tai tikrai nemažai dalykų, man atrodo, svarbių regionams teko padaryti, kad tie patys vaiko pinigai yra mano projektas, ta pati finansų paramos šeimai programa, kur regionuose stato namus jauni žmonės su parama valstybės, tai yra mano taip pat autorystės projektas. Na, kai tu esi daugumoje, žinoma, daug dalykų turi padaryti,
ypač jeigu yra finansinė padėtis valstybės, atsakingai valdai finansus, o mes niekada neužsiiminėjom populizmą, dėl to, nedrįstam rašyti tokių dalykų kaip viduriniausių produktų PVM sumažinimas, nes žinom, kiek kainuoja kiekviena priemonė, kiek tai gali atimti galimybių iš to paties švietimo ir kiek mokytojų algų kėlimui reikia skirti kasmet ir panašiai. Bet mes taip pat žadam šiokią tokią nuolaidėlę. PVM tai yra vaisiam ir daržovėm, kaip padarė mūsų kolegos Latvijai, tai yra ir sveikatos skatinimo, tokių šiek tiek kainų stabilizavimo, mūsų ūkių paskatinimo klausimas, bet tokios didelės nuolaidos PVM yra sudėtinga pažadėti, tiesiog jeigu visi atsakingas politikas, galbūt, aišku, yra čia kontrargumentų, kad galbūt galima, gal čia ekonomika pradės greičiau suktis ir viskas bus gerai. Nenoriu šitos diskusijos tęsti, bet pasakysiu keletą dalykų, kur pavyko šioje kadencijoje. Šioje kadencijoje aš dirbau opozicijoje. Tai mūsų darbas buvo apginti tai, ką mes padarėme buvusiai vyriausybei. Daug pavyko dalykų apginti. Labai dauguma kėsinosi į kurias programas, ypač kas liečia regionus, aš taip sakyčiau bendrai. Tai tą atstovėjom. Bet keletą dalykų ir pavyko padaryti iš netai, būnant opozicijoje, kai tu gali tik kritikuoti iš esmės. Tu sprendimo priėmime tai tiesiogiai nedalyvauji, bet, nežinau, galiu paminėti keletą dalykų. Tie patys narkotikai, man teko dirbti garsių įvykių mūsų apygardoje mokyklose, kai kuriuose tikrai aš inicijavau labai rimtų įstatymų sugriežtinimą, dėl konfiskavimo privalomo tų dalykų, tų negerų dalykų, ką vaikai vartoja mokyklose. Po to, kai pamačiau, kaip direktorius, ne šitos mokyklos, bet vienas iš mokyklų direktorius buvo pasakyta, kaip kokia tai didelė problema. Taigi mes ateiname nuraminti žmonės, mums labai nepatinka, kas dabar vyksta, tas susipriešinimas, tas kultūrinis karas, kuris vyksta Lietuvoje, yra vienas dalykas, kad mes turim karą mūsų kaiminystėje ir turim viską daryti, kad padėtų Ukrainai, bet iš kitos pusės viduje politikoje nuolatinės rėpiamas apie smulkius, nereikšmingus dalykus, nuolatinis ieškojimas, kas čia už kokią įstatymo pataisą balsavo, kuri visiškai neliečia žmonių. Mano misija yra daryti dalykus, kurie susijęs su kasdieniu šeimų gyvenimu, kurie veikia mūsų piniginės, mūsų pajamas, mūsų galimybės dirbti, užsidirbti. Per šią kadenciją pateikiau, per šią paskutinę kadenciją pateikiau virš 160 įstatymų pataisų. Dalis, ne visos, dalis jų yra netgi priimtos, nepaisant tokio gan sudėtingo santykio su dauguma, vis tiek ta kritika mes išsakom. Tai mūsų misija tokia: ateiti, nuraminti žmonės, ištaisyti klaidas, tai valstybės tarnybos reforma, biudžeto įstaigų, darbuotojų reforma, darbo apmokėjimo reforma, man labai nepatinka, kad ne iš to galo pradėta. Tai turim tas misijas ir grąžinsim ramybę į Lietuvos politiką, nesivelsim kultūrinius karus. Mūsų partijų yra tais labai kontroversiškais klausimais daug visokių nuomonių, bet kai kalbam apie žmonių gyvenimą, apie senjorų gyvenimą, viena iš mano tokių būsimų darbų, kam aš negalėjau dar skirti pakankamą dėmesio, tai yra viešo transporto mirties problema Lietuvoje, nes tarpmiestinis transportas miršta ir tą aš noriu taisyti. Aš turiu jums klausimą. Viename interviu jūs užsiminėte, kad kada yra balsuojama už biudžetą, jūs visada balsuojate prieš. Ir taip neturėjote galimybės atsakyti į tą klausimą, tai iš tikrųjų būtų labai įdomu sužinoti, kodėl būtent visą laiką balsuojate prieš. Seime yra opozicija ir pozicija, kaip minėjau, ir iš esmės yra tokia nerašyta taisyklė, kad dėl dalykų, dėl įvairiausių reformų, įvairiausių įstatymų, įvairiausių pataisų, nes šimtai per savaitę praeina pataisų, tai būtų išankstinės pensijos ar transportas ar kas nors. Mes dažniausiai balsuojam laisvai, tai yra frakcijos nusprendžiam palaikyti projektą arba ne. Bet yra vienas balsavimas per metus Seime, kuris yra grynai simbolinis, kuris neturi nieko bendro su realiu požiūriu į biudžetą, tai yra tiesiog
Opozicija parodo, kiek turi balsų. Pozicija parodo, kiek turi balsų. Tai va, šią kadenciją biudžetai dažniausiai priimami vieno ar dviejų balsų persvarą. Praeitoje kadencijoje 16, Mustiečiais, kaip mes buvome vietoje partijai, tai buvo tada 80-86 balsais. Tai, na, čia šiek tiek parodo tą gebėjimą bendrauti su opozicija. Ir šiuo atveju, aš drįsčiau teikti, kad šį daugumą praleido labai daug galimybių, iš tikrųjų pažiūrėti. Esminė galimybė praleista tai yra normali, solidi, profesionali mokesčių reforma, kuri iš esmės buvo gimusi, bet dėl negebėjimo susitarti su opozicija, dėl negebėjimo surasti bendrą kalbą ir nebuvo priimta. Čia baterija tiesiog išsigavo. Tai aš galiu paspausti. Kadangi esame mokykloje ir kaip ir minėjau kandidatams, kad pagrindiniai klausimai vis tik tai, kas rūpi, tai yra švietimas. Mano pačios dukra kitais metais eis į šitą gimnaziją, į 1 klasę, tai aš net kaip bendruomenės narė, bet kaip mama turiu labai daug irgi klausimų ir bendruomenė ir aš pati, todėl pirmas klausimas būtų būtent apie tai gyvenimo įgūdžių programa, konkrečiai jos sudedamoji dalis lytiškumo ugdymas. Praeitais metais sukėlė didelį triukšmą visuomenėje, daugelis tėvų nesutinka, kad intymioji gyvenimo pusė būtų pristatoma viešai jau 5 klasėje, įvertinant tai, kad vaikai bręsta skirtingai, šeimose vertybinių požiūrių, auklėjimo principai taip pat nevienodi. Tai būtų klausimas. Kaip vertinate šią programą, jos įgyvendinimą ir ar reikėtų ją koreguoti, jei taip, ką siūlytumėte, tai pradėsime nuo Dominyko ir taip toliau, o po to Europos. Taip, tai labai svarbus klausimas, kuris dažnu atveju kalba mūsų visuomenę, tačiau sakyčiau, kad programa padeda jaunuoliams įgyti žinių apie tą patį lytinį švietimą, emocinę sveikatą, ar santykius, todėl sakyčiau, kad tai padeda priimti informuotus sprendimus ir išvengti tiesiog rizikingo elgesio, nežinau, turbūt kolegos, ar sutiksit ar ne. Taipogi yra ir kitoji medalio dalis, tai yra tėvai nesutinka, kai kurie, atsiprašysiu už tokį išsireiškimą, bet manau, kad daug kas sutiksit su manim, kad yra populistai, kurie ateina ir neinformuotai pradeda šnekėti apie būtent lytiškumo ugdymą ir tokius dalykus, kurie programoje yra netaip interpretuojami. Sakyčiau, kad viena pagrindinių problemų tai yra ta, kad kyla diskusijos dėl kada pradėti mokyti lytiškumo temų. Aš pats nesenai baigiau ugdymo įstaigą ir su manimi apie tai nebuvo kalbėta ir dėja, bet susidūręs su įvairiomis sritimis gyvenimiškomis sritimis, man tekdavo pasukti galvą, kaip čia pasielgti ir ką padaryti. Todėl iš savo patirties sakau, kad aš asmeniškai būčiau norėjęs, kad būtų gyvenimo įgūdžių programa, kuri pasakoja jaunuoliai apie tai, su kuo jisai susiduria. Ir būtent gyvenimo įgūdžių programoje aš dar išskirčiau labai svarbų punktą, kad kalbama yra apie psichoaktyviąsias medžiagas ir jų prevenciją, todėl man labai... Tai konkrečiai tą sudedamą dalį. Su programa yra viskas labai gerai, jinai tikrai yra nuostabi, bet šita dalis ir būtent ką aš turėjau omeny, kad 5 klasėje, atkreipkite dėmesį, ir būtent patarimai mokytojams, lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai pradinėse klasėse. Pradinėse klasėse rengtis šeimai. Tikrai? Aš sakyčiau, kad vis tiek gyvenimo įgūdžių programą rengia ekspertai, metodininkai, todėl aš nesu šitoje vietoje ekspertas ir negaliu pasakyti, galiu pasidalyti tik savo subjektyvią nuomonę, kad galbūt tai yra per anksti, bet vis tiek ta programa yra rengta pagal ekspertų nuomonės ir pagal ekspertų išvadas. Iš tikrųjų labai svarbus klausimas ir mano manymu, kad šitoje vietoje truputėlį per daug buvo išpūstas burbulas, vien dėl to, kad dar ir mano laikais kalbos apie lytiškumą buvo
buvo tos pamokos, buvo mokamos mergaitės, kas vyksta su jų kūnu, buvo mokami berniukai, kas vyksta su jų kūnu. Lygiai tas pats, o paskaičiuokim 5. klasę, tai yra jau 10 metų, kai prasideda mergaitės mėnesinės, kada berniukams prasideda irgi lytinė branda, aišku, šiek tiek vėlesnė būna. Aš asmeniškai su savo vaikais pradėjau kalbėtis, tiksliau, jie patys manęs pradėjo klausinėti apie lytiškumą nuo 8 metų. Ir aš tiesiog atsakydavau į jų klausimus pagal tai, ko jie paklausė, per daug nepasakodama, bet manau, kad tas amžius nuo 5 yra pats laikas pradėti kalbėti jau vien dėl to, kad išmokytume vaikus nuo pat tos pradžios paauglystės gerbti savo kūno privatumą. Tai yra esminis dalykas apie lytiškumą, kad tu žinotum, kad nebūtų patyčių lytiškumo atžvilgių, kad nebūtų per nelyg ankstyvų lytinių santykių, ko dažnai vaikai dažnai net nesupranta, kas vyksta. Ir kuo anksčiau šviesti apie šitus dalykus humaniškai, taisyklingai, etiškai, tai manau yra labai svarbu. Aš pritarčiau šių programai, nes iš tikrųjų, nuo jau tokio amžiaus, nuo 5. klasės, kaip man sakė, kad metų jau reikia tikrai supažindinti bus su šita sakykime, programa. Ir tas nuo mažesnių dienų jų tas švietimas būtent duos naudą ateičiai. Tai aš tikrai tai programą pritarčiau ir jeigu tas koriktas šitą šitą Ta prasme, kad gal valstiečių partija šiek tiek labiau kritiška buvo tai programai ir aš pasakysiu, kad ir demokratai buvo ganėtinai kritiški būtent tam pateikimui. Tam pateikimui ir tam greitam sprendimui. Ką aš noriu paaiškinti? Aš visiškai pritariu programai, manau, kad aš pats turiu vaiką 5. klasėje ir tikrai noriu, kad su juo kalbėtų apie tai. Ir nematau tame jokios problemos, nes pačiam nėra jaukų kalbėti, aš turiu 4 vaikus ir vieną berniuką, tai nėra labai jaukų. Ir gerai, jeigu kas nors iš specialistų profesionalų padėtų. Ką noriu pasakyti? Mes siūlėm kompromisą. Mes įvairiais tokiais kultūrinio karo klausimais siūlom kompromisus. Yra puikus modelis. Ateini į mokyklą ir pasirinkti tikybą ar etiką. Tai mes tą patį siūlėm su šitą programą. Jeigu šeima nenori kažko per anksti, jeigu nori kažkokios lengvesnės programų, tai leiskit pasirinkti. Taip, tai sudėtingai gyventi, švietimo sistema tam galbūt nepasiruošus, dar vieną čia pasirinkimą kažkokį daryti. Bet iš principo tam, kad nebūtų konflikto visuomenė, kad būtų atliepta į tą tokios konservatyvesnės visuomenės norai ir lūkesčiai, tai galbūt mes diktuojame. Aš iš vis galvoju, taip truputį tęsti, kad švietime mes per mažai darom tokių referendumų, tokių apklausų, pavyzdžiui, tas pats mokymasis vasarą, žemė. Tai padarykim referendumą, rekomendaciją galiausiai nuspręsim, tai gerai ir blogai, nes dabar visi vyksta mokiniai, kad mokosi vasarą ir taip. Ne, aš norėjau pasakyti, kad pasirinkimo galimybė šitų dalykų, šiokia tokia laisvė tėvams, ir yra mano atsakymas į šitą klausimą. Aš asmeniškai rinkčiausi tą nuo 5. klasės. Aš nebijau, man nėra jokios problemos. Bet jeigu mano kažkokiam kitam tėvui ar motinai tai yra problema, tai leiskime jiem kažkaip prisitaikyti gal lėčiau. Tėvam, kas sakyčiau, problema yra čia, aš pati dabar oponuoju kaip mama, kad vis tik tai tas lyties identifikavimas ankstyvam amžiuje. Jisai gal šiek tiek, ne visi vaikai vienodų laikų subręsta. Tai gal yra iš salės klausimas šito būtent. Jis neturi klausimų, direktorius. O, yra klausimų? Klausimų. Čia labai gerai visi atsakė ir iš esmės medijos padaro labai daug, jeigu vaikų nepapasakos, nuo 7 metų. Tai dar, o 5 yra 11 metų, ne 10 metų. Vis ateina. Bet vis tiek tai yra pakankamas amžius, kad ir jeigu mes nešviesim, tai jie iš interneto sužinos ir gali būti, kad būčiau vaikausiu. Klausimas? Aš gal tik paklausiu, kaip jūs įsivaizduojat įgyvendinimą to, kad ir taip jau turim pedagogų trūkumą didžiulį Lietuvoje,
kaip jūs dar būtų įgyvendinama tai, kad būtų tarsi pasirenkama tai programa ir ar ta programa, sakykime, nuo kokios 8 klasės būtų privaloma? Kaip jau šitą dalyką įsivaizduoti? Ne, aš tai manau, kad šitą programą gerai, kad yra nuo 5 klasės jau pradeda. Ir beje, rengimos šeimai elementas iš jos yra eliminuotas. Aš čia nenoriu labai kritikuoti, bet šita dauguma liberalesnė yra ir jinai eliminavo būtent šitą dalį, o įdėjo labiau tokį universalų lytinį švietimą. Rengimos šeimai programa buvo sukurta per Lino Kukuraičio komunistą. Ir jinai buvo tokia, sakyčiau, konservatyvesnė. Kaip įgyvendinti? Tai, ta prasme, mes bet kokį pokytį, kai mokyklą gyvendinam, galima atsitrenkti sieną ir pasakyti, kad trūksta žmonių. Tai žinoma, tai aš kalbėjau tik apie tą aspektą, kur mes kalbame apie lytiškumo ugdymą ir apie labai ankstyvas klases. Tai ar čia direktorius gali padėti pasakyti, ar čia įmanoma koks nors lankstumas? Mesgi, kai mokomės, būna situacijų, kai dalis klasės nueina kažkur kitur, kažkokias kitus modulius pasirenka ir taip toliau. Tarsi, norint visada pasidaro. Tik tai, ar to reikia, visuomenė turi atsakyti, nes dabar kaip ir ta nurimo ta problema, nėra tos problemos. Ir kaip ir žmonės, kurie labai buvo skeptiški, pamatė, kad kažko baisaus nevyksta. Gal pravažiuosim, bet mes siūlėme įstatymo pataisas ir tas įgyvendinimas, aišku, būtų gulės ant mokyklų ir programų sudarytojų pečių. Tai iš tiesų reikalautų resursų. Ačiū. Tai aš norėčiau pasakyti, kad konstitucija yra parašyta, kad tėvai ir globėjai rūpinasi nevaržomai vaikų globotinių, religinių ir dorovinių auklėjimų pagal savo įsitikinimus. Tai pritariu, kad tėvai turėtų teisę pasirinkti. Tada dar pridėčiau, kad reikia ženkliai daugiau medžiagos tam, būtent, lytiškumo ugdymui ir sakyčiau, kad reikia labiau rengti specialistus, bet aš pats jau minėjau, kad esu policijos rėmėjas ir čia buvo nuskambėjęs garsiai atvejais. Mes Vilniui sureagavom į švietimą, kur atvykome ir po to ištikrinome vaikų teisės, kur 13 ar 14 metų, dabar neatsimenu, mergaitė buvo nėščia. Ir man tiesiog labai gaila, nes šalia to jinai ne tik, kad nėščia, bet dar prie to paties ir matuoja visus narkotikus, kaip jinai man pati pasakė, išskyrus heroiną. Ir gaunasi tokia situacija, kad mes neužbėgam įvykiam už akių. Tai būtent tokia programa, aš sakyčiau, yra reikalinga tam, kad tėvam būtų ir patiems patogiau ir lengviau, ir kad specialistai papasakotų apie tai, kas yra lytinis ugdymas ir kaip su tuo elgtis. Ir aš tikrai būčiau buvęs už, kad man papasakotų, kas yra mano kūnas ir kokios mano kūno yra ribos ir kaip vertinti vienokius ar kitokius dalykus. Tai aš sakyčiau, kad šioje programoje viskas. Aš turiu klausimą, patikslinkit, gerbiamas komitetai, jeigu aš neteisingai supratau, jūs sakėte, kad galima šitokius dalykus reguliuoti organizuojant referendumus. Grinai hipotetiškai, kaip jūs įsivaizduojate šitą klausimą referendumo pagalbą, kaip galima išspręsti? Kas jį turėtų organizuoti, kaip jis turėtų įvykti ir kaip suformuluotumėt tą klausimą ir kaip iš vis kaip bent jau hipotetiškai paaiškinkite. Aš ne hipotetiškai, mes šituo klausimu, mes esam suformulavę pataisas ir dėl jų buvo balsuojama Seimo salėje. Aš dabar tiesiog neprisiminsiu formuluočių tikslių, nes tai buvo prieš 2 metus. Tai aš galiu čia tiesiog paguglinti ir rasti savo paties su Linu Kukuraičiu ir ten, man atrodo, dar kitus Seimo narių buvo. Mes formulavom, kaip tą pasirinkimą, čia ne referendumas, šito klausimo aš siūliau pasirinkimą tėvams. Būtent konkrečiuojant, o kai kalbėjau apie šiaip švietimą, kad labai daug konfliktinių temų švietime. Vieni sako didesnės klasės, kitas sako mažesnės klasės, vieni sako kaimo mokyklos naikinkim, kiti sako nenaikinkim. Daug labai probleminių klausimų ir nėra normalios lyderystės, tai leiskim spręsti žmonėm. Formuluokim klausimus, aišku, rekomendacijomis. Niekada negalima daryti privalomą referendumą. Aš turiu labai konkretų pavyzdį. Gerbiamas direktorius, papasakokit, kas buvo tada, kada jūs parodėt lyderystę ir pakeitėt atostogų datą. Visko.
Tai suprantat, kas yra, jūs kalbate apie lyderystę, aš suprantu, kad ją reikia prisimti. Bet jeigu mes leisim tėvam didžiąją dalį spręsti, ar mes nepatapsim vėl tą valstybę, kur yra absoliutus chaosas. Nes tai yra labai gražus pavyzdys. Buvo gera valia, lyderystė parodyta. Mokykla padarė žingsnį, kuris būtų tikrai patogus didžiai daliai tėvų, o gavosi kas? Tai aš norėčiau plačiau susipažinti su atveju ir iš tiesų tai nėra kažkoks universalus vaistas švietimui. Ne referendumais švietimui vadovauti. Aš tik sakiau, kad kartais, kai yra susipriešinimas, kai yra nepasitenkinimas, tai leiskime žmonėms nuspręsti hipotetinius dalykus, tai yra universalius. Kaip geriau daryti Lietuvoje? Ne tai, kad kiekvienu atveju tėvas sprendžia, kad daryti atostogų, ne apie tai. Bet šitas klausimas ypatingai jautrus. Ypatingai, mes ir etiką ir religiją renkamės dėl ko? Dėl to, kad jautru. Teisingai. Šiaip nereikia pamiršti, kad lytiškumo ugdymo programa užima vos 10% visos programos ir ją rengia pasakoja būtent tos mokyklos mokytojai, pedagogai. Ir ne kažkokie tai atvežtiniai, kurie ten neaišku, ką tu nusiperki, ką tau papasakos tavo vaikams. Tai vėlgi nereikia pamiršti, kad tie patys pedagogai, jie tinkamai pasiruošę vis tiek papasakoti, jie pažįsta savo vaikus, žino, kaip geriausiai perteikti jiems savo tą visą tą privalomą informaciją, neprivalomą, čia rūpgalį jie patys pasirenka, ką pasakoti, ko nepasakoti, kaip papasakoti. Tai čia iš tikrųjų mūsų mokyklų pedagogų rankose visi tai yra. Ir tai užima tik 10%. Aš labai trumpai. Jeigu galima, aš sakyčiau, kad reikėtų šalia to, kad mes ugdom jauną žmogų, aš sakyčiau, šalia to mums reikėtų ugdyti ir tėvus. Ir aš sakyčiau, kad turi būti komunikuojama su tėvais ir turi būti bendraujama ir šviečiami ne tik vaikai, bet ir tėvai. Nes kas iš to tyrimai rodo, kad jeigu, aš vėl kalbu apie narkotinės medžiagas, bet jeigu ugdymo įstaigoje tu darai prevenciją prieš narkotinės medžiagas, bet grįžę vaikai namo mato rūkančius tėvus, vartojančius alkoholį arba kažkokius psichotropinius vaistus, tai ta prevencija vienu įbūtų ją duodi įbūtį, kitų įbūtų ją visiškai nuima. Tai aš sakyčiau, kad šalia to reikėtų dar ir bendrauti su tėvais. Šitą bloką baigėm. Sekantis klausimas vėl apie švietimą. Šiais metais mokykla susiduria su naujais iššūkiais, ne tik mokslo metai be vadovėlių, bet ir prisidėjo įtrūkusis ugdymas. Trūksta mokytojų ir dar reikia pasirūpinti specialistais, dirbti su didesniu poreikiu vaikais. Krūvis mokyklos administracijai mokytojams aiškiai per didelis ir stipriai demotyvuojantis. Ekonomikos ir inovacijų ministrė Armonaitė teigia, kad statistiškai apie 44% vaikų mokyklose patiria patyčias. Greičiausiai šitas skaičius yra tikrai didesnis. Tai būtų toks kompleksinis klausimas, net keli klausimai, tai kaip jūs vertinate šią situaciją, ar ši mokymo forma yra teisinga, ar jai tinkamai pasiruošta, kaip spręsite patyčių problemą ir specialistų trūkumą, bei ar nenukentės kitų mokinių mokymosi rezultatai. Čia labai kompleksinis klausimas, bet tada pradėsime nuo Irmos, tas taip išduotuosime. Jūs būsite paskutinis. Kad visada pirmas. Aš galiu visada pirmas. Iš tikrųjų, problema, mano manymu, yra didžiulė. Didžioji dauguma mokyklų su tuo tam nėra pasirengę, nes užklupo netikėtai ir iš tikrųjų tas pasirengimas reikia turėti specialių pedagogų, reikia žinoti, Valdžioje? Aš dar ne valdžioje. Generalų sąlygos valdžioje? Ne, viskas tvarkoje iš tikrųjų, bet šitoj vietoj mes turime dėmesį skirti būtent, ką aš jau minėjau, pedagogų stiprinimą. Tai visų pirma, tvirtas pedagogas, turintis tinkamą psichologinį pasirengimą padėjėjų, turi būti irgi net ne vienas ir ne du. Aš manau, kad priklausomai nuo situacijos turi atsižvelgti mokykla, to pačiu ir valstybė, kiek padėti tai mokyklai susitvarkyti su tais specialių poreikių vaikais. O apie patyčias tai mes kalbam iš tikrųjų labai daug ir ilgai. Ir čia šitoj vietoj vienintelis dalykas, tai būtų tolerancijos ugdymas elementariai šviečiant vaikus. Čia apie bet ką kalbam.
Mes turime mokyti savo vaikus pirmiausia savo pavyzdžių. Sakau, man pats tobuliausias posakis yra neauklėkit savo vaikų, jie vis tiek elgsis taip, kaip jūs elgitės. Tai va čia labai puikiai atkreipiau Dominyko pasakymą, kad pirmiausia mes turime pažiūrėti į save, kaip mes reaguojame į tokius žmonės, kaip mes kalbame apie juos, kaip mes elgiamės viešoje erdvėje, kaip mes elgiamės socialinėje erdvėje, kaip visą tą atspindi. Ir iš tikrųjų, jeigu mes priimsime kitokį žmogų, normaliai su juo bendrausim, padėsim jam, nesityčiosim, už kampo nesišnekėsim ar panašiai, tai mūsų vaikai lygiai taip pat natūraliai tai priims. Ir iš tikrųjų turim pradėti pirmiausia nuo savęs. O su kuo kalbant apie tą įtraukųjį ugdymą, tai iš tikrųjų turim duoti laiko susigyventi su tuo ir visiškai pritariu, kad tie vaikai neturi būti atstumiami. Žinoma, kad padidėja įtampa klasėje, kad visiems sunkiau pasidaro, bet jeigu spūstė eilės tvarka. Replikos po kiekvieno atsakymo, gerai? Susitarkim tai, ponas Jūsų. Šiaip, aišku, mes tų vaikų su spec poreikiais negalim skirti. Mokslas yra visai reikinas fenomenas. Tai aš manau, kad šitą vietoj apie šnekant apie specialistus tikrai šitais vaikais yra nemažai. Ir su jais teikia, aišku, daugiau dėmesio daugiau dirbti, bet jums kaip mes tikrai negalime integruotis kartu su šitais mūsų vaikais. Aišku, jų psichologinės būsenos, aišku, yra sunku. Turbūt čia yra ir numatyti, jie yra tokie šiek tiek gal ir psichologiškai ir šiek tiek ir daugiau, kaip sakyti, turi tokių kaip pasakyti, ir neprognozuojami tokie sutrikimus ir sakykime, šiek tiek ir su nervų sistema taip toliau, bet ką noriu pasakyti, jie yra ir kiti būna ir labai gavus vaikai. Jie yra atitinkamai vienos, kaip sakant, srities būna labai specialistai. Tai aš manau, kad tikrai jie, jeigu bus kartu integruoti, tai tikrai nenukentės kiti mokiniai. Tai vietoj sakau, mes negalime. Mokslas yra prieinamas visiems. Mane maloniai nustebina ir džiugina pozicija. Bet aišku, pasiruošta netinkam. Ir tos įtampos ir tas resursų, elementariausių resursų trūkumas švietime yra akivaizdus. Ir aš dėl to įgyvendinu bet kokiu pažadu ten mažinti mokesčius, mokesčių lengvatų krūvos ir taip toliau. Mes turime didžiulę viešojo sektoriaus nepritekliaus problemą, nes aš pasakysiu paprastą istoriją. Mano vaikas mokosi 2 klasėje Vilniuje, paprastoje mokykloje, valstybinėje. 24 vaikai klasėje. Ir 2 mokytojai visą laiką, visą dieną. 2 mokytojai. Vienas mokytojas 12 vaikų. Tai yra modelis, kuris man yra priimtinas. Žinoma, aš turiu kas mėnesį už tai 100 eurų mokėti. Iš savo kišenės, nes taip valstybinė mokykla pasitvarkė, bet tai yra modelis. Na, aišku, ne tas 100 eurų, kas turėtų iš valstybės būtų dengiama, bet tas modelis mažos klasės idėja, mano yra svajonė. Aš norėčiau, kad maža klasė eitų kaip tokia kelrodė žvaigždė per visą mūsų švietimo vizijos tokią aptarimą. O tai reiškia ir šiokią tokią saugią ateitį kaimo mokyklom, tai reiškia ir lengvesnį krūvį mokytojo, tai reiškia ir įtraukų ugdymą, apie kurį mes kalba, kad iš tiesų vaikas ir klasė taip pat ugdytojas. Vaikas ugdo kitus vaikus. Aš norėčiau, kad mano vaikas būtų kartu su spec poreikių vaikais. Aš norėčiau, nes, pavyzdžiui, mano vaikas mokėsi su tokiu vaiku darželiais. Ir tai buvo gyvenimo įgūdžių pamoka. Ir tai yra svarbu. Tai taip pat yra mokslas, tai taip pat yra švietimas. Tai šitoje vietoje aš pritariu Lidai, bet pasiruošimas, sisteminis trūkumas, tai aš nesu specialistas švietimo, aš kart pripažįstu. Siūlau tik vieninčią idėją, kuri gali pagaliau tą profesiją padaryti prestižinę,
Nes mokytojas neateina dirbti ne dėl to, kad jau super mažas atlyginimas, jis yra mažas, bet dėl to, kad... Pakalbėsi, bet būtent apie šitą programą. Taip, tai šitą programą, tai žinoma, žmogiškų resursų papildomas suteikimas padėti mokytojui. Bet yra esminis klausimas, kaip spręsite patyčių problemą. Aš pati turiu vaiką su dideliais poreikiais. Ir galiu pasakyti, kad tėvam yra iš tikrųjų, tėvam yra sudėtinga išleisti vaiką į bendrąją tą ugdymo įstaigą ir kaip apsaugoti jį, nes jis yra jautresnis, jisai gali būti nesuprastas ir čia jau ir tėvams bus problema, ne tik vaikams. Jo labiau, kad galbūt galėtų diferencijuoti ir matematikos, lietuvių kalbos mokytis ne kartu, o užsimti kūno kultūrą, dailę, teatras, gali integruotis ir kartu socializuotis, bet kad nenukentėtų ir kiti mokymosi rezultatai. Tai dar Dominikas nepasisakė. Taip, tai aš iš karto paminėsiu, kad įtraukusis ugdymas nėra šios kadencijos Seimo sumanymas, tai buvo 2020 metais priimtas įstatymas, kad iki 2024 metų būtų įgyvendintas įtraukusis ugdymas, tai čia pastaba šiokia tokia. Ir taip, aš palaikau įtraukųjį ugdymą Lietuvoje, tai mano manymu nėra kontroversiška idėja, kuriai reikėtų priešintis. Tai yra svarbus žingsnis į priekį, siekiant, kad visi vaikai, nepriklausomai nuo jų specialiųjų poreikių, galėtų mokytis kartu su savo bendramžiais. Na, šiuo metu apie 90% vaikų su specialiaisiais ugdymo poreikiais mokosi bendrose klasėse, tačiau dar daug reikia padaryti, kad jų mokymas būtų kokybiškesnis ir jiems būtent pritaikytas. Svarbu suprasti, kad įtraukusis ugdymas ne tik gerina akademinius ir socialinius šių vaikų pasiekimus, bet ir ugdo visų mokinių tarpusavio supratimą, empatiją tą pačią, kurios labai trūksta šiais laikais, padeda kurti atviresnę visuomenę. Ir aš sakyčiau, dėl patyčių klausimo, tai šis klausimas yra labai svarbus ir aš prisipažinsiu, kad aš irgi, būdamas mokyklą, aš nemokėjau kitaip. Ir kas atsitinka su vaiku, kuris ateina tyčiojasi iš kito, tai kiek man teko kalbėti su psichologais, mano puikus draugas profesorius Mykolas Simas Poškus, mes turėjome diskusiją, kodėl vaikai tyčiojasi. Tai vaikas tyčiojasi dažnu atveju dėl to, ką mato šeimoje. Tai aš sakyčiau, kad mes turim dėti ryžtingus sprendimus, mes turim padėti šeimoms, kurios turi socialinių kažkokių poreikių, mes turim tos pačius psichologus užtikrinti visose ugdymo įstaigose. Bet pavyzdžiui, Anykščiuose daug metų ne visose ugdymo įstaigose buvo psichologai. Ir mes turim padėti žmonėms suprasti, kad jeigu mano vaikas susiduria su psichologinėmis problemomis, agresyviu elgesiu prieš kitus, jisai susiduria su sunkia paauglystė, kad jis turi kreiptis, tėvai turi suprasti, kad turi padėti vaikui kreiptis specialistų pagalbos ir kad tas dalykas nėra savaime kažkoks blogas ir nepriimtinas. Mes nebegyvenam sovietų laikais, mes gyvenam demokratiškais laikais, kuomet visas šitas dalykas kaip specialistai nori padėti, bet ar tėvų požiūris yra toks, kad leistų specialistų padėti. Ar turite Aš ir nesutikčiau su mūsų, kad kaip jūs, aišku, jūs gal iš tėvų pusės ir sako, kad matematika lietuvių reikėtų skirti. Jie ir matematika reikia būti. Negalim. Tai aišku, reikėtų pagal individualybę žiūrėti. Gal jisai tenai vienur gabesnis ir ten, bet tai išskirti, kad ten čia jau jie matematika lietuvių negalima apimtis, tai fiziškai. Jie gal kaip tik fiziškai yra, nes jie reikia gal Aš turiu klausimą. Bet atsakymas turėtų būti taip arba ne. Ir sudėsti. Elgesio emocijų turintis vaikas. Turi būti klasė ar ne? Ne. Turintis elgesio emocijų sutrikimų. Didelių. Ir klasėje 30 mokinių. Ne, jeigu vienas mokytas, tai ne. Ne vienas, bet klasė 30 mokinių ir jis dažniausiai ne vienas būna. Mokytojai ir kitas šalia dirba labai mato gerą Aš pavyzdį. prieš tai įtraukų. Ir iš tikrųjų turėjo būti įvertinami visi gebėjimai vaiko.
Aš sakyčiau, tie, kurie, kaip jūs sakot, gabių ir žino, mes, sakykime, vadinkim, autistų, tikrai yra labai gabių. Ir tikrai jie dar geriau mokosi. Taip, o aš užsienio kalbą mokau, tai tikrai yra gabių ir dar gabesnių už kai kurios paprastus gebėjimus turinčių vaikų. Bet aš tai pirmiausia, tai manau, čia klaida yra, kad reikėjo tikrai nustatyti tos lygius visų vaikučių. Tikrai va tuos, kurie gabus, taip, kaip direktorius sako, ne hiperaktyvus, bet sunkių emocinių visokių ir elgesio sutrikimų vaikai negali į mokyklą ugdymo. Dabar jūs atsakykite tą paskutinį klausimą. Ar nenukentės kitų mokinių mokymosi rezultatai? Klasėje 30 mokinių. Kaip jums atrodo, kaip jūs dabar sakėt, aš norėčiau, kad mano vaikai, tas būtų tas. Visi nori. Pasakykit iš jūsų viso, ar jūs nenorit visi, kad jūsų vaikas būtų, išmoktų. Bet tai, kai klasėje yra tokie hiperaktyvus, tai žinokit, atsiprašau. Jau mokytas, aš kaip žiūriu, nueina tie visi dalykai mokytojo dalyko, kaip mokytojo dalyko specialisto, visos žinios nueina žemyn, todėl kad dabar pirmiausia yra suvaldyti klasę. Va čia dabar mokytojai yra suvaldyti klasę, tada jau galite pradėti dėstyti dalykas. Nes jeigu, sakykime, tas staigus emocinis, sėdi 30 mokinių ir staigiai užėjo ir meta žirklės. Ir žirklės pataiko jūsų vaikučiai akį. Buvo 2 mokytojas, padėjėja. Kas kaltas? Žinoma, mokyta, padėjėja, kad nematė, kad jinai gal buvo prie jūsų vaiko ir aiškino jūsų vaikui kažkokią tai nesuprantamą dalyką. Žinokit, čia iš tikrųjų yra labai svarstytinas ir iš tikrųjų labai net. Mokyklai tai tikrai to nereikėjo daryti, reikėjo pirmiausia svarstyti, labai įsivertinti vaikų gebėjimus. Tikrai yra tos specialios mokyklos. Aš pati turiu irgi draugų, kur augina ir daunus, ir autizmą turintis. Tikrai džiaugiasi Panevėžio to švietimo, tai šviesos centru, kur tikrai ten tik 6 ar 8 vaikučiai, tokie pat, tas lygis tas pats ir sako, mano vaikas išmoko ir skaityti, ir skaičiuoti, jam 18 metų, nieks ten iš tikrųjų, aš taip galvoju, kad mūsų mokykloje iš tų tokių negalę turinčių arba tų įtraukiųjų, tai mažai tyčiais. Labiau tyčiasi gal iš kitų, nes jie turi tą tokį aplinkui tą burbuliuką, kur saugo padėjėją, pavyzdžiui, vieną vaiką mes turim, kuris moka individualiai mokosi ir jis turi 3 žmonės šalia saugusius. Ačiū. Taip, tai aš labai suprantu, ką patiria mokytojai ir kaip jūs jaučiatės, nes vis tiek jūs turbūt nebuvot ruošiama prieš keletą metų, dar nebuvo kalbama apie tą įtraukų į ugdymą. Taip, bet aš sakyčiau, kad vis tiek, nors ir vaikas turi elgesio sutrikimų, jis turi būti integruojamas į socialinę visuomenę, jis turi būti pilnavertis visuomenės narys, tačiau reikia užtikrinti tam tikrus, mes turim ką? Mokyklos turi nusiraminimo kambarius, mokyklos turi finansavimą šitom paslaugom ir aš sakyčiau, kad mes turim kažkaip priimti ir atsakant vėlgi jūsų tą pasakymą, tai jis turbūt klasės pasiekimai pradžioje, kol nesusitapatinti, bet kol visi vieni kitus ims suprasti, kad vienas vaikas yra kitoks ir panašiai, tol galimai gali nukentėti mokymosi kokybė, kadangi mokytojas dažniausiai prisitaiko prie silpniausio, aš nesu mokytojas, bet aš manau, tai mano subjektyvi nuomonė, kad mokytojas klasėje prisitaiko prie silpniausio žinios turinčio mokinio, bet tai nereiškia, kad vaikas su elgesio sutrikimų jisai bus silpniausias. Aš noriu priminti, kad replika yra 1 minutė, vis tik tai politikai, žinau, kad labai mėgsta daug kalbėti, bet gero Kauno pavyzdys yra, kada galime mintį išreikšti labai trumpą laiką. Tai dar jeigu turite replikų, dar Aš labai pritarčiau šios moters nuomonė vien dėl to, kad iš tikrųjų įstatymas nėra tobulas ir jisai turi būti tobulas vien dėl tokių vaikų, kad iš tikrųjų turi būti diferencijavimas įvestas, tokie vaikai gali, kokie negali, nes iš tikrųjų, būkim vieni, bet teisingi, nebūtinai vien tik tais poreikių turintys vaikai ateina į tokias klases. Šiaip tokių yra vaikų, su kuriais labai sunku klasėje suvaldyti klasę ir mokytojai tikrai susiduria su tuo kasdieną. Aš pati asmeniškai irgi vaikų mokyklinio amžiaus tai puikiai tą suprantu, nes tiesiogiai su tuo susiduriu ir ypatingai atėjo tokie vaikai, jie nekontroliuoja savęs ir dėl to galbūt jau
reikėtų pagalvoti, kaip tokiems vaikams, ypatingai tokiems vaikams skirti ekstra. Turėsite komentarą? Aš turiu klausimą. Gerbiamas Dominykai, jūs iš tikrųjų labai gražiai operuojat skaičiais, frazėm labai gražiom, labai malonu jums pavyko. Bet šiaip, jeigu kalbam apie patyčių problemą, man kiek žinoma ir kiek mano gyvenimiška patirtis leidžia spręsti, labai puikiai gali padėti patyčių problemų išspręsti psichologai mokyklose, ar ne? Ar jūs žinot, kokia yra situacija su psichologais mokyklose, ypatingai regionuose arba mažose kaimo mokyklose, ir jūs, kaip būsimas Seimo narys, gal turit patarimą arba kažkokią idėją, kaip pritraukti ir kaip padaryti, kad tų psichologų netrūktų mokyklose? Na, šiuo metu pagal galiojančius teisės aktus psichologų ugdymo įstaigose gali būti liktais... Aš ne apie tai klausiu, kas gali būti. Aš neklausiu, kas gali būti, aš žinau, pagal įstatymą, kas gali būti. Aš žinau, kas gali teisę konsultuoti turi, bet kaip pritraukti, kad mažoje kaimo mokyklėlėje būtų psichologas, kuris padėtų užtikrinti gerą emocinį foną tiek darbuotojams, ar ne, tiek mokymus aplinkoje moksleiviams ir visiems kitiems. Ką padaryti, kad bent jau psichologų mūsų mokyklose netrūktų? Man ne tas, kas gali būti. Ką padaryti? Ką jūs darytumėte? Mano mama pati yra psichologė ir jinai bandė įsidarbinti į ugdymo įstaigą, kai jai pasiūlė 400 eurų už pusę etato, jinai mokėsi labai daug metų. Tai čia yra problema ir problema, kad dar yra viena problema, kad mes į šitą problemą nekreipiam visiškai dėmesio, kadangi jinai nublanksta prieš kitas problemas. Tai ar aš žinau, kokia situacija su psichologais ugdymo įstaigose, tai taip, jų yra apie 760 berods visoje Lietuvoje ir apie 400 ugdymo įstaigų vis dar psichologų neturi ir aš sakyčiau, kad šioje vietoje mes turėtume skatinti ir aš manau, kad tie patys žmonės pasibaigę bakalauro studijas gali eiti konsultuoti vaikus tam tikrais klausimais, jeigu mes padarytumėm, kad šalia viso šito dar jie turėtų kažkokius mokymus, kaip tarkim socialiniai darbuotojai. Tai aš sakyčiau, kad mes šioje vietoje išspręstume dalį problemų, suteikdami šansą jauniems žmonėms tarp bakalauro ir magistro studijų dalį laiko skirti darbų. Jiems niekas netrūksta inžinierių. Matot, vėl mes atsimušam į atlyginimo priekį. Ne, mes neatsimušam atlyginimo. Net ir su geru atlyginimu nėra jų tiesiog nėra, tiek, kiek tai reikia. Psichologijos universitetas yra... Jų tiek nėra, kiek jų reikia. Atlyginimas šiandien viskas sprendžia. Taip pat kaip ir su medikais, ne viskas sprendžia atlyginimus. Jų tiek nėra, koks yra. Taip, psichologus ruošia, kiek mano žiniomis... Tai ką jūs konkrečiai padarytumėt, bet jūsų konkretus darbas, jūs išrinko Seimo nariu, yra problema, jūs girite problemą, kad psichologų trūksta. Koks jūsų konkretus veiksmas? Aš sakau, kad reikėtų bendrauti su įstaigomis, kurios ruošia šios žmonės, bendradarbiavimo būdu. Galima steigti, kad ir tie patys studentai galėtų atlikinėdami praktikas konsultuoti. Ar jie bus pasiruošę, nes psichologai čia jau... Kai tu praktikuoji, dažnai tave prižiūri dėstytojas. Tai aš pats lankausi pas psichologą, kuris studijas magistro baiginėja šiuo metu ir mūsų praktikos vyksta taip, kad jisai yra prižiūrimas dėstytojo ir taip. Tai šioje vietoje... Ir tada pereinam iš karto prie... Čia dar klausimas ir aš galėčiau visus tris atsakyti. Jo, gerai, prašau. Gerai, aš norėčiau, pati atstovauju jaunimo organizaciją ir tikrai nesutinku, kad vien įtraukusis ugdymas įtraukia specialiųjų poreikių turinčius vaikus į visuomenę. Ugdymas yra viena iš mažiausių to dalelių, integracija vyksta visiškai ne per tai. Per ugdymą aš visiškai sutinku, kad kai kurie iš tų vaikų turintys specialiųjų poreikių yra labai gabūs. Ir kai jam yra sakoma, kad tu turi specialiųjų poreikių, tu kažko negali, tu turi mokytis kažkaip kitaip, jie to visą gyvenimą tiki. Tačiau negirdėjau nei vieno iš jūsų požiūrio iš šiek tiek moksleivių pusės, kur buvo klausimas, ar nenukentės kitų mokymosi rezultatai. Tai jeigu, sakykime, jūsų vaikas turėtų labai agresyvų klasioką ir aš manau, kad tai yra toks vaikščiojimas šūkiam truputėlį,
tu turi labai visą laiką atsargiai elgtis, pradėti nebemąstyti apie mokslus, o gal daugiau apie tai, kokioje situacijoje esi kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Tai aš tiesiog manyčiau, kad per mažai yra akcentuojama tai, kaip jos būtų galima įtraukti ne per švietimo sistemą, o gal per tam tikrus renginius, per supažindinimus, pavyzdžiui, Panevėžio šviesos centrą būtų galima laisvai vežti moksleivius ir supažindinti, pamatyti, kad visgi specialiųjų poreikių turintys vaikai nėra kažkokie kitokie, ar jie kažko negali. Tai aš tiesiog norėčiau gal išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip kitaip galėtų specialiųjų poreikių turintys vaikai būti įtraukiami į visuomenę, nešnekant apie įtraukųjį ugdymą, kuriam yra stipriai nepasiruošta, mokytojų ir pedagogų nėra, mokytojai neturi tokių kompetencijų. Tiesiog, tai yra visiškai... Tai dabar vieną minutę gerai atsakymai, tada prašom gal Linai nuo jūsų pradėkime, ir paskui jau jūs. Čia dabar būtent klausimas. Ja. Čia tas klausimas yra labai opus, bet... Aš negirdžiu. Negirdžiu, man su klausa buvo. Čia negirdžiu. Spec poreikis. Nu taip, aš norėčiau, kad bendrautume pagal poreikį. Aš gal galiu atsakyti, tiesiog kolega pamanęs, tai kaip jūsų vardas? Ugnė? Urtė. O kiek jūs turit klasėje spec poreikių vaikų? Turim vieną. Vieną? Nu, turim su negale vieną, o jeigu skaitom spec poreikius, kaip tiesiog papildomą pagalbą mokantis, turim 4. Yra klasių, kai po 30% vaikų ar daugiau yra spec poreikių ir net ir miesteliuose, ne tik kaimuose. Ta prasme, mes visiškai eliminuoti savo visuomenės iš savo mokyklų negalime. Ir jie bus, ir daugėja spec poreikių, kalbant apie išskirtinį atvejį, kai žmogus yra ypač agresyvus, tai yra individualus požiūris, individualus planas dėl to vaiko. Lygiai taip pat ir nenustačius tų spec poreikių, vaikas gali būti agresyvus ir gali nukentėti mano vaikas, pavyzdžiui, iš 4, kaip minėjau. Tai aš sutinku, jūs teisi, kad mes neturim numesti mokyklai integracijos užduotį. Mes turim tai spręsti kaip bendruomenė, kaip visuomenė. Ir sudedamos dalys yra įvairios. Prie psichologo norėjau tik vieną sakinį pasakyti, replikas aš neturėjau. Tai reikia atlaisvinti, pritariu Dominikui, reikia atlaisvinti reikalavimus ir psichoterapeutai, praktikai turi ateiti į mokyklas. Tiesiog taip, psichologam tai nepatiks, bet kito kelio nėra, yra labai artimų profesijų, kurios galbūt šiek tiek kitaip mokosi, bet turim maksimaliai atverti duris, kad ateitų tie žmonės, kurie užsiima mūsų santykiais. Ta prasme, galbūt tai šiek tiek ne taip lengva, bet aš manau, kad tai įmanoma. O visi kiti atsakymai jau tuose socioekonominiuose dalykuose. Ką aš dariau kaip politikas? Galvojau, kaip padaryti universalią programą, kad regionus pritrauktų žmonės. Tai merai sprendžia gydytojų problemas, duoda butus, bet jie nesprendžia psichologų, nesprendžia kitokių specialistų problemų, nes visiems pabūtą neduosi iš savivaldybės biudžeto. Šitoje vietoje jau reikia valstybės pagalbos. O dėl mokymosi, tai aišku, Dominikas teisus, reikia galvoti apie sutartis, kad būtų paskatavę išmokti. Aš tai vietoje, bet Tomai norėčiau. Iš tikrųjų, tai kaip ir tu įskyrė, kad mes tik butus medikam taip toliau. Tai mes lygiai taip pat galime pritraukti pačiam psichologą, tenai pedagogui, lygiai taip pat irgi. Ir kai sakau, kad visiems neužteks mero fondo būtų neprikursi. Ne, tai čia, bet jeigu esant, tai čia mes žinom, kad yra problema, tai vietoj, tai čia aš nemanau, kad tai čia kiek sakyti, jeigu, aišku, pagal rajono dydį, bet jeigu tokius pajėgėčiau... Konkrečiai įvardinam, kad yra problema, kol kas dar nėra pasiruošta gerai ir sprendimas yra, kad galim atlaisvinti šiek tiek vadėlės, taip? Tai visi kandidatai sutinka, mes šito. Taip pat ir irgi, kur pati labai daug priemonių išvardino, kad nebūtinai per mokyklas, bet ir per... Grupinės terapijos, tėvams. Ta prasme, mes spręsim problemas kolektyviai. Nereikės to individualaus požiūrio. Taip pat yra kelias. Einam tada prie kito klausimo, nes klausimų dar yra, o
Sekantis klausimas, finansavimas švietimui per paskutinius metus didėjo daugiau nei 2 gubai, tai čia nuo 13 metų, tačiau rezultatai nedžiugina, uždaromos mokyklos, mokinių bendrojo ugdymo įstaigų daugėja, mokinių įstaigose daugėja, tačiau studentų mažėja. Mokytojo profesija taip ir netapo prestižinė. Tai klausimas, ar išvelgėte čia problemą, ką konkrečiai reikėtų daryti, kad situacija pasikeistų. Tai pradėsim dabar nuo pono Lino. Iš statistikos departamento skaičiai. Dėl finansavimo, tai iš tikrųjų vis paminėjo, kad finansavimas čia buvo Rygoje didesnis skirimas, bet aš manau, tas lėšas reikėtų to finansavimo atitinkamai paskirstyti, kad būtų, sakykime, atitinkamai pagal poreikį. Dėl studentų, tai aišku, studentų tai faktiškai reikėtų žiūrėti į mokymo programą. Čia problema, nes klausimas yra toks labai konkretus. Įdedam daugiau pinigų, atsiprašau, leiduškai pasakyti, pripašuoju mokyklas, jos tikrai, va šita mokykla tai yra, nežinau, pasikeitusi, aš ją pradėjau lankyti 82 metais, tai dabar yra pasikeitusi jau, nežinau, aukščiausio lygio, visko labai daug, tikrai patogu mokytis, bet kaip su ta kokybė? Kaip su ta mokytojo profesija, nes aš kiek žinau, buvo toksai užsidėtas ambicingas tikslas, kad mokytojas aplamai dabar mes ką galima padaryti, kaip galima padaryti, kad tas finansavimas būtų lygus į rezultatas, nes rezultatas kiekvienais metais prastėja. Rodikliai rodo, kad mokyklos uždaromos, ar ne, mokinių daugėja, tai klasės didėja, mokytojų trūkumas, ką konkrečiai galite pasiūlyti? Tai iš tikrųjų tai yra problema yra regioninės politikos. Jeigu tas finansavimas yra nukreipiamas, sakykime, šiuo atveju, sakykime, didesniam miestui, tokiam, kaip dabar važiuoju, tai yra Vilnius, o regionai nukenčia. Tai jeigu mes tą finansavimą, sakau, paskirstysime lėšas netolygiai pagal poreikį, tai mes išspręsime problemą. Dėl specialistų, dėl tų studijų, tai taip, mes patys matom, kad po laikui bėgant tų studentų yra įsilinkant šitą profesiją ir mažiau. Ir dar toliau mažiau. O poreikis, tai mato, žinom, kad pagal amžių pedagogai, taip, yra jau, sakykime, ta karta, kuri jau veikia išeis. Tai ką konkrečiai pasiūlytumėte išspręsti iš tikrųjų? Tai studijų programas, kad būtų patrauklios finansavimas. Tomas. Aš pabandysiu visą savo patirtį kaip Seimo narys čia išdėstyti būtent švietimo aspektu. Nors nesu švietimo aspektas, nedirbu komitete ir negaliu būti visažinis čia, bet tai biudžetinis finansavimas viešojo sektoriaus yra problema ir mano misija, kad jis būtų didesnis. Todėl aš dirbu su mokesčiais, su jų pakėlimu, kad turtingi mokėtų daugiau mokesčių. Ir tada mes turėsim to perskirstimo daugiau ir šiek tiek daugiau galėsim švietimus. Tai čia ta bendras atsakymas, kuris yra svarbus. Ir aš labai norėčiau, kad ir mokytojai, švietimo specialistai irgi tai angažuotųsi. Nes ta prasme, kai mokytojai ateina reikalauti algų didesnių, bet mokesčių politikos klausimais vengia pasisakyti. Čia jūsų problema, jūs patys mokesčių susirinkite. Bet čia yra problema. Mes turime susitarti visuomenį, iš kur paimsim pinigus, tam, kad duoti į švietimo sistemą. Tai ir visi turim susitarti. Jūs balsuojate dėl Seimo narių, kurie sprendžia kitos klausimus. Ne tik tai švietimus, siaurai. Ne, aš tą komitetą nedirbu. Bet mano intuicija sako, kad maža klasė kaip idėja jungia visus, aš jau minėjau ją, ir jinai atliepia daugybę problemų. Įtraukia ugdymo, mažų mokyklų, prestižo. Tai palaukit, jeigu privačioje mokykloje 15 mokinių yra puikų, valstybė dar bėga ir iš paskos duoda krepšelį, tai jau valstybiniai mokyklai turi būti 24, 22 ir ne mažiau. Tai visiškai nesąmonė. Ne, tai prasme, jeigu arba du mokytojai vienai didesniai klasiai, čia jau kaip jūs ten. Kitas principas, kurį aš vėlgi iš intuicijos, iš praktikos sakau, kad valstybė užsižaidė tam reguliacijų. Yra puikus specialistai savivaldybė lygmeny, gali spręsti tos dalykus
Viena tikrai ir Velžio aplink Velžį kažkokias mokyklas reikėjo uždarinėti. Nėra taip, kad viską reikia palikti. Tiesiog mes infrastruktūros turim Lietuvoje 4 milijonam, o gyvena, žinot, kiek žmonių. Tai iš tiesų, dalis mokyklų buvo uždarytos ir neišvengiamai. Bet palikim tai savivaldai spręsti, palikim jiems įvairiausias variantus galvot, kad bendruomenės išliktų tos bendruomenės ir jeigu bendruomenė nori, kad ta mokykla tai Svedasų ar kokia gimnazija liktų. Tai dėl to, kai valstybė iš Vilniaus bokšto dramblio pradeda aiškinti, kad va čia nėra vieno vaiko, reiškia reikia iš naimo, tai yra blogai. Ir čia aš manau, kad ta laisvė, pas mus dar praeitoje vyriausybėje buvo toks vienas iš variantų, kad duoti šiek tiek daugiau tos laisvės. Apie šaltinius kalbėjau, tai mažos klasės idėja, manau, kad yra žymiai geresnė negu prestižinė profesija. Prestižinė profesija yra nieko, tai jokia idėja, tai tiesiog išdava, tai jau rezultatas. Bet idėja turi būti telkianti ir turi aiškiai pasakyti, kad čia yra mūsų žvaigždė, mes norim mažos klasės, taip kaip privati mokykla daro, privačioje mokykla maža klasė, valio, vaikų, tėvukai pinigėlius tik moka ir viskas. Ir dar už šildymą norėjo pinigus paimti iš biudžeto, praeitoje kadencijų, tai gerai, kad apdinių ir ne. Dėkui. Taip, tai švietimo ministerija labai daug dėmesio skiria, kad sumažintų kaimo mokyklų skaičių, būtent regioninės mokyklas, tas finansavimas sutaupytas arba padidintas finansavimas ateina ne būtent tiesiogiai mokykloms, ne į mokytojų, nei tų pačių psichologų algas, o į didesnį biurokratizmą. Tai aš sakyčiau, kad reikia efektyviau naudoti lėšas, kad eitų tiesiogiai mokytojams, psichologams, tiesiogiai mokykloms, kad daugiau priemonių būtų galima nusipirkti, o ne kažkur aplinkui. Ir aš sakyčiau, kad mes esam kaltinami šitą valdžią, kad mes labai daug ūkdymo įstaigų uždarėm, tai aš norėčiau dar sugrįžti prie skaičių šiek tiek. 2016-2020 metais mokyklų sumažėjo nuo 1138 iki 971, tai sumažinta 167 mokyklos, o per mūsų vyriausybės valdymo kadenciją buvo uždarytos 56. Bet ir man labai Taip, tai man labai vis tiek, kad vis dar yra darbos ūkdymo įstaigos ir aš pats dėjau galvą, kliudžiau kadencijos pradžioje savo kaip tarybos nario, kad išsaugočiau Svedasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos vardą ir būtent pavyko išsaugoti, tapau rakštis manoje vietoje ministerijai, skambinėdavau, rašinėdavau dieną, susisiekdavau su viceministrais ir vakarais su šituo klausimu. Tai labai svarbu paminėti 1000-mečio mokyklas, tai projekte dalyvaujančios mokyklos gauna papildomą finansavimą ir resursus, kad turėtų tiesiog pagerinti ugdymo sąlygas, ypatingą dėmesį skiriant socialiai pažeidžiamiems vaikams ir mokymosi pasiekimų didinimui. Tai aš sakyčiau, kad Bet kaip jūs vertinate anuliaciją? Pinigų įdedama daugiau, skiriama daugiau. Juk jūs iš biudžeto paimate pinigų švietimui, bet rezultatų nėra. Jisai nėra, ta prasme, kaip ir turėtų kilti, ne? Bet dėja, aš nežinau, gal direktorius galėtų pasakyti. Aušra, labai gerai kalbėti. Nėra dalyko, projektų tikrai daug, finansavimo daug, nėra. Jo, tai kaip pakeisti tą situaciją, ką padaryti, bet geras yra tikrai siūlymas. Siūlymas koks, mažinti klases. Kiek tas klasės mažinti? Jeigu mes mažinam klasę. Sako, mokytojų nėra, mokytojų trūksta, bet kaip pašitoje vietoje. Jeigu mes mažinam klasės, tai reiškia, kad mums dvigubai daugiau reikės dar ir specialistų. Tai šioje vietoje mes nesprendžiam problemos apie ugdymo specialistus. Žinoma, iš karto nepadės. Gerai. Aš turiu labai konkretų pavyzdį. Naujamiesčio gimnazija. 7 vaikai liko, ne? Palikom. Rajono biudžetai tai kainuos 60 000. Iš kur tos pinigus? Mes paliksim tas mažesnės klases. Konkretus atvejus turėjo būti 8, rugsėjo 1 vienas dingsta vaikas, lieka 7. 60 000 rajono biudžetui. Kaip juos paimti, jeigu mes padarysim tokias klases, kur
dirbti tokiais 7-8 vaikai. Ir kiekvieno vaiko po 60 Ne, pirmiausia, mes nekalbame apie 7-8, čia ne apie tai. Čia ne apie tai kalbas, ne čia, ar kaip pasakyti, ar 30, ar 20, ar 18. Tai yra nuotos, nors tai grubiai sakau, yra klasės komplektas su mokinių skaičius. Bet gal pabaikim, kad atsakytų klausimą, tada, ne, replikos ir klausimai paskui. Aš tik patikslinimą norėčiau. Nuo 2013 metų pakilo beveik dvigubai parašyta, ne? Algos irgi pakilo. Kas nuo to pasikeitė? Turbūt čia viskas koreliacija, nesimato, kiek mokytojų išlikė. Šitie skaičiai ne viską pasako, bet esmė, kad pinigų nepadaugėjo. Jie tiesiog suvalgo, viskas pabrango ir jie suvalgo. Čia situacija nepasikeitė. Čia kiek santykis su BVP, kiek švietimui skiriama, man atrodo, nieko Čia labai tvarkoj. Čia tiesiog yra tas pastovus augimas, bet rezultatas jisai krenta. Tai kažkaip turėtų būti panašiai taip pat. Padidėjo pagal tai. Jeigu šitą diskusiją, bet iš tikrųjų, mano manimas, vyriausybė, ministerija turi daugiau atlaisvinti savivaldai pačiai spręsti, kokias klases turėti, ką daryti, nes, sakau, pavyzdys, Svėdasų mokykla, kada ministerijos nuleista tokia kartelė ir ne kita, ir mes privalom naikinti mokyklą, ne gimnaziją, uždaryti ją, bet šiaip ne taip pavyko išsikovoti, aš tikrai labai daug prisidėjau ir aš manau, kad toks savivaldos įgalinimas daugiau spręsti, ko jie geriausiai žino, kas mūsų rajone yra pati savivalda. Jie geriausiai žino savo rajoną, žino savo mokyklas, mokinius ir panašius dalykus. Taigi vienas iš tokių sprendimų buvo, aš manau, kad ne ministerija turi reguliuoti daugiausiai tos dalykus, o daugiau spręsti pačiai savivaldybei. Lygiai tas pats 7 vaikai, tai kiek girdėjau tą atvejį, vien dėl to vieno vaiko tiesiog savivaldybei tas krūvis atiteko, būtų 8, būtų ministerija parėmusi. Tai šitoje vietoje yra neteisybė, o mokytojams, kaip padėti, aš nežinau, manęs asmeniškai mokyklas tikrai niekas nenuvarytų, nes ten tikrai labai sunki psichologinė, apskritai atmosfera, triukšmas, įvairiausių vaikų yra ir panašiai. Ir aš manau, kad šitoje vietoje mes turime stiprinti pačių mokytojų, tiesiog investuoti į mokytojų gerbūvį, atveitą psichologinės būsenos gerinimą, kad mokytojas jaustųsi kuo tvirtesnis, kuo komfortiškiau dirbdamas savo darbą, nes šitoje vietoje mokytojų Šitoje vietoje gal aš sakyčiau taip, ne savivaldai gal reikėtų spręsti, o pačiai gal įstaigai spręsti. Būtų tikrai geresnis dalykas. Aš labai atsiprašau, klausimas išsakė. Tai norėjau paklausyti, ar pritartumėt tam, kad galbūt viena iš tų problemų, kodėl tų studentų mažėja, tai galbūt tokia, kad kuo toliau ir pati iš savo kaip iš mokinės tos padėties, matau tai, kad stiprinamas ugdymas, keičiamos programos 3 metais į priekį, ankstinama mokiniams mokomi tokie dalykai, kuriuos maždaug 3 metais vėliau. Ir galbūt dėl to, kad 10 net klasėje vaikai jau pradeda galvoti apie tai, kad jiem nebėra šansų pabaigti mokyklos 12 klasių, nes jiem toks šansas nebesuteikiamas. Padaromos programos tokios, kad vidutinio gebėjimo vaikai nebegali pabaigti to vidurinio ugdymo, todėl jie apie tų studijų irgi balus keliami balai ir kolegijų taip pat, todėl nebėra jiems galimybės nueiti, jie net apie tai nebegalvoja, nes galvoja... Ačiū iš klausimą, tai man kaip čia ir buvo sekantis klausimas būtent apie tas programas. Aš supratau, kad būtent kad programos yra kiekvieną kartą sunkinamos. Ir va čia iš tikrųjų norėjau pacituoti docentą Dainių Dzinzaliesą, kuris dėsto statistiką Vilniaus universitete, jis teigia, dalis universitetinio kurso perkelta, kur man studentams sunku šitos dalykus paaiškinti, o jie numeta į 11-13 klasę šitos dalykus, pavyzdžiui, nagrinėti funkcijų validumą ir statistikos dalis. Anot matematiko, mokytojai buvo tiesiog palikti likimo valiai. Valdžia nepasirūpino to, kad atnaujinus mokymo programą būtų atnaujintos ir mokytojų kvalifikacijos. Tai pakomentuokite, nes iš tikrųjų šitą skaidrę labai gerai apibūdina,
Kam? Kodėl mes turime šitiek daug tuos vaikus mokinti? Mes kažkada, kai buvo šitą idėją, kad apie 4 dienų darbo savaitę, nes suaugusiems reikia ir edukacijos, ir pailsėti, žodžiu, bet vaikai, reiškia, turi mokytis 8, kartais net ir, nežinau, gal 10 pamokų yra, nežinau, kiek dabar yra, bet po to daro namų darbus, po to dar eina pas korepetitorius, nes taip dėstytojai ir mokytojai negali išdėstyti. Ar mums iš tikrųjų to reikia? Ką mes norime iš to vaiko gauti? Tai vad, prašom pakomentuoti. Tai dabar, palaukit, buvo eilė jūsų dabar pirmą atsakyti. Tai, aš atsiprašau, balsas labai trukinėja, gal galit jūs labai plačiai pakomentavot, aš manau, pakomentuokite, kokiais kriterijais reikiamos šios programos. Ir atsakykite į klausimą, nes tas pats klausimas apie tokias programas. Kodėl jos kiekvieną kartą yra sunkinamos ir... Aš galėčiau atsakyti, jeigu galima. Jeigu tu užleistum, tai aš sakyčiau, kad būtent ugdymo programos yra rengiamos pagal mokinių raidą ir poreikius, taip pat pagal nusistovėjusius tarptautinius standartus, kadangi yra vėlgi, atsiprašau, vėlgi yra remiamas bendromis visų šalių patirtimis tam tikrose dalykuose. Ar tos ugdymo programos nėra per sunkios mokiniam, tai sunku pakomentuoti, nes mano laikais prieš 4 metus buvo turbūt vienaip, dabar yra kitaip. Čia reikėtų labiau konsultuotis tiek su ekspertais, ekspertų nuomonės, tiek reikėtų atsižvelgti tai, ką sako jauni žmonės. Ir aš sakyčiau, kad būtent jaunimas žino, kas jiem yra gerai ir kas yra negerai. Ir iš esmės, kiekvienais metais po egzaminų, jau N metų, kai Palangos verslininkai sako, kad vasara buvo bloga, tai moksleiviai ir mano laikai sakė, kad egzaminai buvo per sunkus ir neįmanomi. Tai man kyla klausimas, ar studijos universitete yra duotybė ar labiau privilegija. Čia toks retorinis klausimas. Greičiau, kad mes iš tikrųjų klausimų yra ir norisi dar labai ir šiaip labai pritarčiau liberalų programos siūlymui pristatyti atvejus, kaip tariant. Iš tikrųjų turim suvokti, kas dabar šiuo metu vyksta, jokių naujovių nebedaryti, tie patys moksleiviai turi suprasti, apie ką visi tie pasiekimai turi būti. Ir mano manymu, tas kiekvienų metų sunkinimas, tai tikrai garantuoju, pavyzdžiui, tikrai neįsivaizduoju užduočių 100 metų, keičiasi kiekvienais metais. Mes turime įgauti kažkokį tai stabilumą, kad žinotume, ko tikėtis kitais metais, kad tarkim